Potvynis. Dženė leidžia laiką namuose ir žiūri televizorių. Žiniose pranešama orų prognozė. Artėja potvynis. Ką daryti prieš potvynį? Dženė naudoja nusiraminimo būdus, kurie jai padeda. Dženė paskambina savo šeimai aptarti plano. Ji pasitikrina, ar telefonas įkrautas ir pilnai jį įkrauna. Ji paruošia reikalingų daiktų rinkinį. Ji sudeda savo daiktus į aukštas lentynas ar spinteles. Kaip nurodyta, Dženė padeda smėlio maišus prie pirmo aukšto durų, o jei reikia, paprašo, kad jai kas nors padėtų. Ką daryti prieš potvynį? Jei jaučiamas nerimas, naudoju nusiraminimo būdus, kurie padeda. Paskambinti šeimai ir aptarti planą. Pasitikrinti telefono bateriją ir ją pilnai įkrauti. Pasiruošti reikalingų daiktų rinkinį ir pasidėti jį prie durų. Svarbius daiktus perkelti į aukštesnes lentynas. Padėti smėlio maišus prie pirmo aukšto durų, o jei reikia, paprašyti pagalbos. Ką daryti prasidėjus potvyniui? Prasidėjus lietui, Dženė paskambina savo šeimai. Dženė klauso pagalbos tarnybų darbuotojų nurodymų. Išeinant iš namų, Dženė pasiima savo kuprinę su būtiniausiais daiktais. Ji vengia potvynio vandens. Ji nueina į saugią aukščiau esančią vietą. Ji laukia gelbėtojų nurodymų. Gelbėtojai pasakys, kada saugu grįžti namo. Ką daryti prasidėjus potvyniui? Paskambinti šeimai. Klausyti gelbėtojų nurodymų. Jei reikia išeiti iš namų, pasiimti kuprinę su būtiniausiais daiktais. Vengti potvynio vandens. Nueiti į saugią aukščiau esančią vietą. Laukti, kol gelbėtojai pasakys, kada saugu grįžti namo. Ką daryti pasibaigus potvyniui? Po nelaimės pagalbos darbuotojai pasako, kad jau saugu. Dženė gali grįžti namo. Eidama namo, ji vengia potvynio vandens. Dženė vengia nutrauktų elektros laidų. Įėjus į namus, Dženė patikrina, ar jie saugūs. Dženė nesinaudoja elektriniais prietaisais, nes yra elektros nuotėkio pavojus. Ji tvarko namus avėdama batus ir mūvėdama pirštines. Baigusi tvarkytis, Dženė nusiplauna rankas ir nusiprausia po dušu. Dženė telefone seka naujienas ir pranešimus.
Ką daryti pasibaigus potvyniui? Laukti, kol gelbėtojai pasakys, kad saugu. Grįžti namo. Vengti potvynio vandens. Vengti ant žemės gulinčių elektros laidų. Patikrinti, ar namai saugūs. Nesinaudoti elektriniais prietaisais. Avėti batus ir mūvėti pirštines. Sutvarkyti namus. Nusiplauti rankas ir nusiprausti po dušu. Valgyti sveiką ir švarų maistą. Reguliariai sekti naujienas.